Sveiki visi, kurie žiūrit. Štai visai neplanuotai darome dar vieną video. Turim šiandien svečiuose Gintarę. Labai malonu. Iš kur tu esi, Gintarė? Aš iš Kauno, kaunietė. Jo, mes gan nesenai rašėm mano žmonos liudijimą apie tai, kaip Dievas ją palietė ir kaip išvedė iš plataus dvasingumo, kaip atvedė pas save, pas Kristų. Ir tada per Renatą, per mano žmoną, teko susipažinti su Gintarė. Ir kuo jūs susiję, kaip jūs susipažinot su Renata? Mes lankom tokius mokymus kartu, Aušrelės Stonienės, ir buvo savaitgalio susitikimas su broliais ir seserimis ir išsišnekėjom ir pakvietė atvykti pas jūs. Jo, tai vat labai įdomu. Man, kadangi mes patys su Renata iš plataus dvasingumo backgroundo, praeities, tai man labai įdomu irgi kalbėti, bendrauti ir kalbinti ir klausti tokių pačių kaip mes žmonių. Ir dažniausiai vat man kas labiausiai įdomu, tai visų pirma, aišku, per kokias patirtis, išmesiu šiukšlę, per kokias patirtis žmogus ėjo, kodėl jis apskritai pradėjo domėtis dvasingumu, kas patraukė link dvasingumo. Ir tada apskritai man įdomiausia, kaip Dievas, kaip Jėzus Kristus apsireiškia žmogui ir kuo Jėzus yra kitoks negu visi tie kiti mokymai, visi kiti pakylėtieji mokytojai, visas kitas sąmoningumas, kuris Jėzų, tarkim, įtraukia tik kaip vieną iš. Ir vat kuo Jėzus yra ypatingas, kodėl vat pas jį atėjai. Bet mes prie to prieisim, prie šitų klausimų. Tai jo, Gintarė, papasakok tada apie save, iš kur tu esi, galbūt netgi, jeigu dalis tavo liudijimo yra vaikystė, gal net apie vaikystę. Gerai. Ir apskritai vat papasakok. Gerai, ačiū. Ką nors įdomaus. Labai malonu būt. Labai malonu dalintis. Viskas, kas susijęs su Kristumi, man dabar yra didžiausias džiaugsmas. Tačiau taip, tas kelias buvo mano ilgas. Save galėčiau pavadinti, tikrai esu toks žmogus, kuris visą gyvenimą sekė savo širdimi. Tai vadovausi savo jausmais, savo emocijomis. Nuo mažumės? Nuo mažumės. Visą laiką buvau tokia... O man geriau ten žiūrėti ar čia, atsiprašau. Tu žiūrėk, kur nori. Jai, nesvarbu. Čia, atsiprašau, kad susitrukdžiau, bet man čia yra svarbu. Pokalbis iš tikrųjų, kurį mes tiesiog dokumentuojame. Jo, gerai. Visiškai laisvai. Jo, tai gal man lengviau. Čia nėra podcastas. Gerai, man lengviau gal ir į tave kartais žiūrėti. Gerai. Tai visą gyvenimą sekiau širdimi, buvau toks poetiškas, kūrybiškas žmogus. Ieškojau meilės visą laiką, tikrai ieškojau meilės, ieškojau laimės, tai padariau gerą karjerą, labai sekėsi visuose darbuose, moksluose, visur iš tikrųjų, kur aš ėjau, man sekėsi. O šiaip kokia specialybė tavo? Finansuose dirbau. Finansuose? Jo, dirbau finansuose. Tai sekėsi viskas labai gerai, bet tada man greitai įvyko tokia realizacija, kai pasiekiau tą karjeros kažkokią aukštumą ir tada galvoju, gerai, neradau aš čia to laimės deimanto ir tada galvojau, o kas tada toliau. Ir mano atveju tiesiog man atėjo tokia mintis, kaip dažnai ateina žmonėm mintis, kaip mes galvojam iš visatos, iš kažkur, iš Dievo. Man atėjo mintis, man reikia skristi į Kostariką, mesti darbą ir ieškoti prasmės, ieškoti laimės, ieškoti prasmės. O tavai įtakojo kažkas, kad tokia mintis atėjo? Per Instagramą pamatyti tokius žmonės, kurie taip daro, ar tiesiog? Jo, tai... Aš iš tikrųjų dar, būdama šiek tiek jaunesnė, aš jau nueidavau pas būrėją, kai man reikėjo kažkokio
patarimo, tai vat irgi su Dievu tas santykis, aš nepasakyčiau, kad turėjau su Dievu santykį asmeninį, bet nueidavau pas būrėją, kai ieškodavau kažkokių atsakymų ir nu tai vat, ir tada, kai man atėjo tas krizė ta gyvenime, kur galvoju, prasmės neradau darbe ir santykiuose irgi mano visi santykiai, gal daug moterų su to rezonuoja, gal ir vyrų, mano santykiai visi visą laiką subirėdavo ir tenais tos laimės aš irgi neradau, galvoju, arba su manim yra kažkas negerai, arba su tai žmonėm labai dažniausiai galvoju, kad yra kažkas tikrai labai negerai. Ir tada man atėjo mintis tokia, kaip aš sakiau, pagalvojau iš visatos, iš Dievo, man reikia skristi į Kostariką ir ten vat, ieškoti tos laimės. Ir susivedžiau į internetą, tiesiog spiritual retreat, dvasingumo kažkoks retreatas, kažkokia, stovykla, aš nežinau kaip vadinasi. Ir radau kažkokią jogos labai tokią gražiai atrodančią, kaip viskas labai gražu tose dvasingumuose ir galvoju, vat, išvažiuosiu ten ir rasiu tenais galbūt tuos atsakymus, kuriuos aš ieškoju. Aš ieškojau, kodėl aš čia esu, norėjau suprasti, kas mane irgi galbūt visata, Dievas, kažkas, kažkokia šaknis to viso ir rasti irgi laimės, kodėl aš va tiek daug kenčiu gyvenime, kodėl man tie santykiai visą laiką nepasiseka, kodėl karjeroje nėra prasmės. Tai va tokių tiesiog turėjau esminių klausimų apie gyvenimą. Kiek metų tau buvo, kada šitą sprendimą priėmei? Šitą sprendimą priėmiau, jeigu man 30, tai buvo 25 kažkur. 25. Jo, buvo 25 metai, buvau, kaip sakau, tose visose kitose srityse, tai viskas kaip ir sekdavosi visur, kur eidavau, žmonės mane mėgdavo, tai tokį turėjau ir puikybės, tikrai turėjau daug labai, bet to pačiu širdis tai nuoširdžiai ieškojo laimės ir ieškojo, aš sakyčiau, šviesos Dievo, nežinau net kaip aš tada pavadinau. Tai va, tai nuvažiavau į Kostariką, į tą dvasinę ten stovyklą. Kadangi man neužteko, aš galvoju, turi būti dar kažkas daugiau, tai aš ieškojau, kokie dar yra dvasinės stovyklos Kostarikoje. Ir radau, čia jau nežinau, kai kurie galbūt iš jūsų žino, kai kurie nežino, šamanizmas, tai radau tokią ajuaskos, tai yra šamaninį gėrimą, jie geria ir patiria transą ir ekstazės, ar ne? Tai mes žinom, kad tai yra narkotinė medžiaga, bet aš važiavau tiesiog to iki galo nesuprasdama iš tikrųjų, į ką aš ten veliuosi ir į ką aš einu. Tiesiog aš prisižiūrėjau labai daug įdomių liudijimų apie žmonės, kurie naudoja tą, kaip vadinasi, šamanišką iš Peru, iš visų tų šalių kilusi medžiaga ir jie patiria labai įdomias vizijas ir svarbiausia supranta, kad pamato savo praeities gyvenimus ir supranta, kodėl jie yra šioje žemėje. Ir labai daug mačiau liudijimų. Ir mane tas, būnant tokia avantiūristė, mane tas labai patraukė ir aš galvoju, ten tikrai kažkokius atsakymus rasiu. Tai čia būnant Kostarikoje, net tu tai atradai? Jo, aš atradau, nes tas visas dvasingumo pasaulis, viskas susiję yra. Tai va, tai atsiradau ten, pabuvau to jogoj, manęs ta joga, man atrodė gal turbūt per daug ten darbo, kad atrasti kažkokią ramybę, aš ten sėdėdavau prieš tas saulėtekį ir kažkokias pozas darydavau ir galvojau, aš labai rami, bet mano galvoje sukosi mano gyvenimo problemos. Tai aš iš tikrųjų, nėra, kad taip įklimpau į ten tuos dalykus, bet tada nuvažiavau į tą kitą, ajuaską, kaip čia daug kas dabar šiais laikais mėgsta. Ir vienos ceremonijos metu, kaip jie vadina ceremoniją, žmonės geria tą arbatą. Ir pamačiau visokias vaizdinius, vizijas iš savo praeities gyvenimų, kaip aš tikėjau, ar ne, tai kad yra praeities gyvenimai tikėdavau, dabar to netikiu, tik iškart pasakau. Ir parodė, kokia aš buvau ypatinga ir kokią turiu ypatingą misiją šiame gyvenime ir manęs nieks taip negali suprasti, nes aš tokia ypatinga esu ir tokia labai jau sena siela. Tai va, tokį pamačiau, kad aš esu sena siela ir daug patyriau visokių, patyriau ekstazę, patyriau didelį, aš tuo metu tai galvojau laimę,
kažkokia meilė ir laimė. Taip aš supratau, iki Kristaus, ar ne? Atsivėrė širdis? Atsivėrė širdis labai stipriai. Atsivėrė širdis ir patyriau tokius tikrai, tokius pakylėtus jausmus, kurių šiaip žmogus gyvenime, nelabai patiri. Ir man tiesiog aš galvoju, wow, čia tai tikrai. Ir pamačiau, kodėl man nesiseka, man parodė, ar net tuo metu, kaip man atrodė, ar ne, čia viskas. Bet tame ir įdomu tuos paklausyti liudijimus, nes žmogus, kuris yra tuose dalykuose, jam sunku suprasti, kad tai galbūt nėra tas teisingas kelias. Nes viskas atrodo labai tikra. Meilė, viskas apie meilę, tada kitą dieną apsikabinimai su visais, visi broliai ir seserys, vieni kitus vadina broliais ir seserimis, pasakoja apie savo vizijas, aš čia buvau tas, mano čia misija išgelbėti pasaulį, skleisti šviesą, ten būti kažkokiu ten šamanu kitam, ten duoda tavo prieškimus, maždaug gauni prieškimus per tas vizijas. Kur tau toliau judėti, ne, gyvenime. Tai va, atrodo, tave labai stipriai veda ir tu tikrai tuo metu esi tikras, kad tave veda šviesos. Šviesos jėga. Jėgos kažkokios. Jėgos. Bet tave veda, ne, labai aiškiai. Ir... Aš, truputį įsterpsiu. Gerai, ačiū labai. Aš atsimenu irgi, kad, kada ėjau pats tuo keliu ir žmona mano ėjo, tai irgi nuoširdžiai nori pažinti šviesą, nuoširdžiai nori. Ir mane, kas iš tikrųjų suartina su kiekvienu tokiu dvasiniu ieškotoju ir dabar aš vertinu tuos dvasinius ieškotojus, nes daugybė iš jų iš tikrųjų nori pažinti tiesą ir meilę ir eiti šviesą ir tą prasmę atrasti ir to pasaulio įsižadėti. Ir, žodžiu, tu irgi ne viena iš jų buvai ir pradėjai atrandinėti tą savo, atrasti tą savo viziją ir misiją galbūt, ne, gyvenimo. Taip, tai iš tikrųjų, kaip sakai, žmonės tikrai ieškantis šviesos ir norintis kažką galbūt gerą padaryti. Ir tada paskiau, tai aš grįžau, išsikrausčiau į Barceloną, po tų visų, buvau metus darbą jau tuo metu ir tada jau pradėjau eiti tuo dvasingumo keliu. Jau reiškia, įsisukau visas tas veiklas, visokius kvėpavimo, breathworkus ir jogas ir viską dariau, viskas, kas susijęs su tuo. Tai aš viską iš tikrųjų buvau žmogus maksimalistas ir esu toks žmogus, kuris širdį visą įdeda. Ir aš tuo atsekiau ir visiškai jau su manim kas nors pašnekėtų, jau Gintarė, tai jau tikrai šituo tiki, jau nieks nesabijotų. Tai va, tada kokie čia, tai viskas čia į tas pačias detalės, galbūt pabaigoje galėsim per klausimus pereiti. Man sekėsi kaip ir viskas labai gerai, aš gyvenau tokioj kaip ir amžinoj šviesoj, buvau labai geros nuotaikos. Aišku, ten santykiai ir ten kiti dalykai, jeigu taip giliau pažiūrėjus tą gyvenimą, tai su tokiam, bet mano akise viskas atrodė kaip ir šviesu labai mano gyvenime. Jo, viskas taip šviesiai, viskas. Ir visur, kur eidavau, matydavau vedimą, ten kažkokie skaičiai, ten iškrenta visata, ten jau kažkoks portalas atsidaro ir jau aš čia pro tą, kažkokios ten 8 diena, ar ten kokia, ten tokiais tikėjau visokiais tais dalykais. Praeities gyvenimai mane tiesiog pakerėjo, tas visas dalykas apie praeities gyvenimus, nes aš tiek jų mačiau. Ir taip jais tikėjau, kad vėliau prie to prieisiu, bet čia turbūt buvo vienas sunkiausių dalykų, kuriuos kol aš jį paleidau su Kristaus didžiulė meilė. Bet aš taip tuo tikėjau, kad aš būčiau guldžius savo gyvenimą. Pasakytų, nėra praeities gyvenimų. Tikrai yra, aš juos mačiau. Bet, kaip sako tos, kaip sakyti, ir velnias apsimeta šviesos angelu, ar ne? Tai labai tiesiog įdomu tuos dalykus dabar analizuoti man iš perspektyvos. Ir tai viskas man ten klojosi, greitai gavau apreiškimą per tas dvasinės savo ceremonijas, kad man reikia būti šamanė, kad aš esu pašaukta būti šamanė. Tai tu dažnai dalyvaudavai, tarkim, ajovaskos ceremonijos? Kokiais intervalais? Sakyčiau, kadangi dabar jau mąstau apie tą vėlyvesnį laiką, aš 8 metus kažkur 7 prabuvau šituose praktikuose. Joga, meditacija, ajuaska, šamanizmas, šiva, šakti, kiti dievai ir visi kiti dalykai. Tai aš dalyvaudavau kartą į savaitę. Kartą į savaitę gerdavai? Taip, gerdavau. Ir kiek metų? Nežinau, gal kartą į savaitę, gal 2 metus, gal 3 metus. Čia jau paskutiniai metai, nes man
kaip sakyt, man tiek duodavo kažkokio, kaip aš galvodavau, išsilaisvinimas, bet tada vėl tave kažkur kažkas spaudžia gyvenime, nu vėl kažkoks sunkumas ateina ir vėl tada tu gauni kažkokią apreiškimą, kaip ten vadina, kažkokias vizijas, kažkokius ir viskas veda tave link kažko ir vis veda tave, veda. Tai va tas įdomus toks, atrodė mane kažkas veda. Tas kažkas, jeigu man dabar pasakytų, o kas tave vedė, Gintarė, ar ne, su kokia tu ten dvasia, ar su kokiu dievu, su kuo tu ten, nu tiesiog tie dvasiniai gydai, ne spirit guides, vadinami šių laikų, aš tiesiog pasitikėjau, kaip čia mums kartais, ar ne, vat, pasitikėjau, kad tai, ką aš girdėdavau, nu, per tas ceremonijas, ir ne tik, ir šiaip, kažkokie mintis, vedimai, ar ne, kažkokie prieškimai, aš pasitikėdavau, kad tai ateina iš gero šaltinio. Tai va, tai aš labai tuo ir godžiai, kaip sakoma, ir ėjau gilyn, nes galvoju, nu čia jau tikrai tas geras šaltinis mane labai gerai veda, tai kuo aš daugiau darysiu tų ceremonijų ir kuo daugiau aš eisiu, tai tuo mane geriau nuves. Ir, nu ir tai va. Ir o tai tu, atsiprašau, įsiterpsiu, tai ne, man labai patinka. Beeidama tuo keliu, ne, besekdama tą vedimą, tai ko būtent tu ieškojai? Kas tas finalinis atsakymas, kurio tu ieškojai? Vat, kaip tu pasakytum, link ko tu ėjai? Nu, tokios laisvės ir laimės. Laisvės pojūčių, kad aš esu tokia, kokia man skirta būti šioje žemėje. Tokia pilnatviška versija Gintarės, ar ne, kuri kažką gali padaryti prasmingo. Laimės ir... Bet tokias, aš sakyčiau, savirealizacijos, išraiškos ir padaryti daug gerų labai darbų, nu, kad jau pakeisti tą pasaulį. Kaip sakoma, į gerą, ne? Tai... Pilnai realizuoti save šitam. Pilnai realizuoti, nes kaip ten įsivaizdavom, kad mumise, ar ne, ten tas yra tas dieviškumas ir mes save, kai išreiškiam taip tobulai, tai aš jau įsivaizdavau, kad aš taip ir gyvensiu kaip ant sparnų tiesiog, kad vat, nu, va, tokia, kokiai man skirta būti pilnai, nu, tai vat. Prašau. Gerai, čia yra laikas. Gerai. Mes net nekirpsim šito. Fainai kažkas įsidirba. Labai gerai. Tai va, tai jos, vis tiek aš pasakyčiau, nes sakyčiau, ieškojau Dievo, aš garbinau dievus, Šyvą, ten kitus dievus, aš garbinau. Bet iš tikrųjų, tai tas fokusas vis tiek, aš pasakyčiau, buvo į save, tokia savirealizacija ir nes to Dievo tokio kaip atskiro koncepto, tokio, vat, nu, nelabai ir, nes viskas per tave, nes tavyje gyvena, taip. Tas divinity, nu, dieviškumas gyvena tavyje, tai viskas, tas ir gaunasi, kad ne Dievas ne ten, bet čia ir tas labai patraukia, nes vat, tavyje. Viskas manyje. Viskas yra manyje. Tau kaip ir nereikia iš tikrųjų garbinti nieko, nes... Jo, ten tokie kaip jie kaip gaunasi, vos ne kaip mes čia visi iš to pačio, ar ne, jie ten tik jau labai jau save realizavę, ten Šyva, Šakti ir ten tie kažkokie dievai, o čia aš gal mažiau, bet aš vos ne pasivyjinėjau juos. Tai toks gaunasi į save, tai labai didelis fokusas iš tikrųjų ir nors noras mano širdė buvo padėti kitiems tikrai žmonėms ir tikrai buvo labai, labai tas ir kai darydavau tas ceremonijas, aš galvojau, kad va čia kiti save realizuotų ir tai va, tai kažkada atsiradau Peru, keliaudama po visas skirtingas vietas, atsiradau Peru ir jau palei tą vedimą visatos ir tų dvasinių visų spirit guides pradėjau dirbti kaip šamanė. Tai virdavai pati? Ne, mes įsigydavom, bet vesdavom ceremonijas, dainuodavau, grodavau ir man, kas yra vat, įdomu, tai tikrai, kaip galvojam, ar ne, jeigu kažkokios galios, kažkokias galias gaunam, tai nu, kaip ir šviesos, ar ne, bet ne. Aš gaudavau labai daug jėgos tų ceremonijų metu, antgamtiškos kažkokios galios ir talentų, kurių aš neturėjau. Pavyzdžiui. Ir dainavimas visai kitaip prasiverždavo, kad žmonės ten verkdavo ir raudodavo ir sakydavo, Gintarė, tu kaip dievaitė, kokia, o aš tokia visa dievaitė, tokia jau labai jau nušvitusi. Tai
visokie talentai, jėgos turėdavau fizinės, tiesiog antgamtiškos jėgos kažkokios. Ir aš tikrai galvoju, jeigu aš tiek gaunu tokių jėgų ir tokių visokių dalykų, tai tikrai ateina iš gerų šaltinių. Tai va, tai ten visas tas, aš buvau pakilime, aš burdavau kortom žmonės ir aš apie juos viską žinodavau. Tai iš kur aš galėjau žinoti? Tik galvoju, tik jau iš gerų tų šaltinių. Tai burdavau, pas mane eidavo, visi susižavėdavo, visi žavėjosi manim tuo metu, turėjau daug, kaip ir, sąlyginai daug pasiekėjų. Tai tu čanelindavai? Aš taip, iš tikrųjų tai taip. Ką reiškia tai, kas nežino, tai kai per tave atsiveri ir per tave transliuoja kažkokią kitą būtybę, kanalas. Ne, aš tai galvoju, čia viskas, man tiesiog duoda tą informaciją, tie dvasiniai gidai, ne, dvasiniai. Tai va, tai daug užsiėmiau būrimais ir tada užsiėmiau ajuaską ir dariau ceremonijas ir ten žmonės matydavau, kaip meta alkoholį ir dar kažką. Čia ne rekomendacija daryti ajuaską, nes aš papasakosiu, kas nutinka po tų dalykų, bet kažkokius, mačiau trumpalaikius, kažkokius, kad žmogus kažko atsikratė, imdamas tą dalyką, bet vad kas yra įdomu, prie ko tas priveda vėliau ir kad tai ateina su labai didelė ne tik kaina, bet ir su iš tikrųjų viskas veda į, su žmogaus kažkokį vedimą tais račiukais, bet link žlugdymo. Tai va, kai aš buvau pačiam pakilime ir man viskas sekėsi ir aš jau galvojau, kad aš jau esu tikrai beveik kažkokioj tokioj šviesos būsenoj. Ir jau ta šviesa jau tokia beveik jau laikosi pas mane. Tada prasidėjo, va čia ir apie kainą pasišnekam, apie tuos, kaip aš sakau, duoda kažkokių gebėjimų, ar nematyti, žvelgti, pajausti kažką. Ir jautrų žmonės, ir iš tikrųjų turi daug kas tų gebėjimų, kažkokių gauna gebėjimų, ar ne. Ir tada man prasidėjo 3 mėnesius trunkantį nemigą. Tai aš tiesiog nustojau miegot kažkurio momentu. Ir gal čia nuo kavos? Jo, nuo kavos. Jo. Tai va, tai jo, nustojau miegot. Ir mano visi tie aplinka, visi draugai, kurie daro tos dalykus, visas tas praktikas, visiems viskas gerai, o aš tiesiog nebemiegu. Ir aplink mane visi jau po savaitės, tai pradėjo sunerimaut, paskiau jau. Tai visiškai, ta prasme, nemiegi? Aš realiai, aš jau iš proto jau tuo metu, nes aš visiškai nemiegojau. Visiškai. Aš tiesiog, aš atsiguldavau ir aš visiškai negaliu sudėti, užmerkti akių. Ir jau po 3 mėnesių jau man jau tikrai, jau protas, jau visiškai pradėjo važiuoti. Ir aplink mane visi ten tie šamanai, draugai, visi šamanai ten ir burtininkai, nors mes nesivadinam burtininkais, tiesiog žmonės, kurie tuo tiki. Tie, kurie užsiema jogą, man sako, daugiau daryk jogos, tie, kurie užsiema tuo, sako, daugiau daryk to, tie, kurie geria ajuaską, sako, daugiau gerk ajuaskos. Ir kas svarbiausia, aš viską darau. Bet man tik blogėja. Tada man prasidėjo panikos priepuoliai, prasidėjo prie tos nemigos. Ir prasidėjo, tada labai toks jau, irgi labai sunku, aš Jolitos liudijimą klausiau ir jinai vienintelė, kurie apibūdino kažką labai panašaus, kaip dvasinė agonija, tokia didžiulis dvasinis skausmas ir kančia, tiesiog nesuvokiama. Jolitos Redaitės liudijime buvo, jinai sako, kažkokia dvasinė agonija, atrodo, kad tu tikrai atrodo, kad degi kažkokioj tamsoj, kažkokiam pragare tikrai. Toks labai baisus jausmas iš tikrųjų man prasidėjo. Tai čia viskas su nemiga, su panikos priepuoliais, su emociniu kažkokiu visišku išsibarstymu ir fizinė sveikata, aišku, irgi pašlijo nuo nemigos ir tada prasidėjo ta dvasinė kančia. Žiūrėk, tai tu sakei, kas savaitę gerdavai, kiek metų kas savaitę ceremoniją darydavai? Ne, kas savaitę gal kokius 2-3 metus. Bet tai čia vis tiek labai daug. Taip. Ir iki to momento tu sugebėdavai miegot, netgi darydama tiek ceremonijų, tu miegodavai normaliai. Puikiausiai. Ir staiga vieną gražią dieną sutriko miegas. Jo, aš puikiausiai ilsėdavos ir puikiausiai miegodavau. Tai taip. Aišku, tie dalykai be abejo, jie yra labai stiprus ir tai yra, visiškai, tarsi, ne tik nedaryti dėl dvasinių priežasčių, bet dėl visų priežasčių. Bet aš ir galvoju, žinai, vien chemiškai, čia nedvasiškai gali būti, žinai, gert. Aš pats darydavau irgi lašelius.
kurie labai išbalansuodavo. Aš nežinau, ar čia tas pats, aš ajovaskos niekad negeriau, bet labai stipriai išbalansuodavo ir suteikdavo, pavyzdžiui, kol esi įtakoj tos medžiagos, labai daug energijos, o po to, žinai, net po savaitės pareina toks nuovargis ir kompensacijos reikia. Ir aš galvoju, jeigu tu 3 metus darei, žinai, čia vien fiziškai kūnui atlaikyti. Tai yra labai stipru ir iš tikrųjų daug žmonės, kurie daro, jie labai to tiki, labai tiki, kad tai yra gerai, tiki, nes Peru, kur aš gyvenau, tai yra, ta prasme, skaitosi kaip kultūrinis paveldas, ten tos ceremonijos yra netgi legalios, nors tai yra narkotikas. Bet dauguma žmonių, kurie tą daro, jie tikrai tiki, kad čia gelbsti žmonės ir aš tikėjau tuo visų 100%. Tikėjau ajuaską, jeigu man kas nors būtų pasakę, ajuaska yra blogai, kaip tu sakai, yra blogai, nes tai yra narkotikas, bet yra blogai dar dvasiniam prasmėm, ką mes paliesim. Tai aš būčiau tiesiog su to žmogum, nežinau, aš sakyčiau, jūs nieko nesuprantate apie šitos dalykus. Tai man prasidėjo labai daug blogų dalykų. Nuo tų ceremonijų ir nuo visų tų praktikų iš tikrųjų. Ir kas yra įdomus toks dalykas, kuris man tuo pat metu pasidarė. Aišku, mano gyvenimas tuo metu birėjo, tiesiog ant mano akise birėjo. Aš pinigų nebeuždirbau, nebegalėjau nieko daryti. Nes ceremonijų nebegalėjau. Nes nebegalėjau vesti ceremonijų. O brangius būdavo ceremonijos, tarkim, iš sesijos. Kur, pavyzdžiui, kur mūsų tai gal dar nebuvo tokios brangios, bet kur aš važiavau pati į Kostariką, tai 3000, 4000, 5000 eurų už 6 dienas. Oho. Tai labai brangu iš tikrųjų. Brangu, Labai brangu. Mūsų irgi, aš sakyčiau, brangios, brangios ceremonijos. Tai iš to gyvendavai pilnai? Aš iš to pilnai gyvendavau. Čia buvo mano darbas, mano gyvenimas. Aš galvojau, visą gyvenimą būsiu šamanė. Taip ir galvojau iš tikrųjų. Tai kai tas pradėjo, aplink mane jau žmonės jau irgi taip, jau nelabai norėjo būti, nes jau žmogus tokioj pastovioj kažkokioj nevilty, ragonių ir visiškam dugne, tai taip viskas tiesiog pradėjo birėti. Ir man atrodė, aš galvojau, čia jau tikrai kažkokios piktos jėgos mane nori sunaikinti, nes aš tokia šventa. Aš taip galvojau, nes aš turiu tokią ypatingą misiją ir aš jau tokia ypatinga, kad aš jau čia tiek padarysiu išgelbėjimo pasaulyje, tikrai gelbėtojo sindromas, tas mes visi tokie gelbėtojai tenais norim būti. Ir kas tada, jau sakau, viskas yra. Ir aš pradedu tada, įdomus dalykas, nutinka man, aš ten gyvenau šamaniškam grinai miestelėje, kur visi užsiema arba kvėpavimo pratimais, arba joga, arba reiki, arba healing, theta healing, this healing, that healing. Visas miestelis ten tiesiog kaip, Tai čia jau Peru. Čia Peru aš gyvenau, čia aš apie Peru kalbu, kur aš, ir tada aš pradedu galvoti apie nuodėmę. Iš kažkur. Taip ir įvardinai savo? Nuodėmė. Ir aš galvoju, aš nesuprantu net iki galo nei kaip, nei ką, bet aš labai nuodėminga. Ir tokios mintis apie nuodėmę tiesiog sukosi. Nuodėmė. Ir aš tada supratau, kad aš su Dievu neturiu santykių. Ir aš supratau, kad yra Dievas, yra kūrėjas ir aš su juo nesu geruose santykiuose. Ir kodėl aš tą supratau, tai tikrai mes galim žiūrėti atgal ir aš tikrai tai buvo Dievo gelbėjimo operacija, bet aš supratau, kad aš to Dievo nepažįstu, bet aš viską dariau dėl dievų, dėl Dievo, dėl šviesos. Aš tikrai viską dariau, taip jau nuoširdžiai dariau dėl šviesos. Ir aš supratau, kad aš jo nepažįstu ir aš nesu geruose santykiuose. Ir aš supratau, kad jeigu dabar numirčiau, aš nueisiu į pragarą. Taip ir supratai. Aš supratau. Į pragarą. Į pragarą. Žodis pragaras. Ir aš pradėjau savo aplinkiniam tiem visiems naujojo amžiaus žmonėm, dvasingumo, ar ne? Platus dvasingumas, kaip vadinasi. Žmonėm pasakoti apie pragarą ir apie, kad aš tikrai nueisiu į pragarą. Ir tada visi jau žiūrėjo mane jau taip, tikrai jau čia. Gal tikrai pertrauką paimti. Jau čia tikrai blogai, nes aš aišku, jau tuo metu jau kokius 8, 9, 10 mėnesių, nedirbau. Tapsme, aš nieko negalėjau daryti. Nedirbai ir negėriai. Ne, visiškai, jo.
Jo. Tai negalėjau tiesiog fiziškai, nes aš, prisim, po tos nemigos, po visko jau tiesiog negalėjau. Ir tada ta nuodėmė ir tas pragaras. Ir aš vaikštau kiekvieną dieną galvodama, kad aš tikrai nueisiu į pragarą, jeigu šiandien numirsiu. Ir čia žmonės dažnai nemėgsta šitų temų ir jos tokios, nu, kaip čia pragarą, vaikeli, taigi geras žmogus, esi viską. Bet aš supratau, kad aš Dievo nepažįstu. Ir aš viską dariau tada likusį laiką, kad aš susitaikyčiau su Dievu. Ir aš žmogus, tik suprantantis religingumą iš vaikystės, iš kažkokių ten bažnyčios, nes aš jau pas mane Kristus kažkur jau, aš apie Dievą jau kažkur ne visai tos Šyvas, nes kažkaip su Šyva man netrodė, kad jis man nuodėmes gali atleisti. Nu, ne, man jau, aš supratau pirmas dalykas, kad aš nepažįstu tų Šyvą iš Šakti ir kitų, aš neturiu su jais jokio santykio, bet kai galvoju apie nuodėmę atleidimą, aš ne apie juos galvojau jau. Jau man kažkaip aš juos taip pradėjau pamiršinėti ir pradėjau galvoti apie tą Dievą, vaikystę, kažkas ten, kažkoks kryžius. Tai tavo tėvai arba močiutė tikėjo? Ar senelis toks? Jo, seneliai buvo, tikėjo Dievą, tėveliai mylėjo, bet nepraktikavo. Ir ta prasme, nueidavo kartą, nu, ar kažkiek į metus, bet nueidavo iš pažinties kartais. Nu, tai va, taip tradiciškai. Tradiciškai, jo. Bet sakydavo dievulis, tai va, vaikystėje ir močiutės, aš manau, ir melsdavosi už mane. Tai va, iš vaikystės kažką aš prisiminiau apie ir aš viską norėjau padaryti, kad susitaikyt su tuo Dievu. Tuo Dievu, apie kurį aš dar Kristus man netėjo. Bet Dievas kažkoks panašus į tą Kristų, bet kažkas va tokio. Ir aš galvojau, kaip man su juo susitaikyti. Ir aš tada pradėjau daryti visokius dalykus. Badauti. Nu, kad išpirkt nuodėmes. Išpirkt savo jėgom nuodėmes. Badavau. Nebadaudavau, nevalgydavau. Ilgai? Nu, būdavo, kad aš jau ten visai ir svorio, aš ir taip, nu... Mėnesį, pavyzdžiui? Ne, tiek nesu. Ten būdavo tiesiog dienom, paskiau vėl valgau daug, paskiau nevalgau, paskiau dietos valgau. Visokios protarpiniai badavimai. Visokie, paskiau ten kažkokiu šaltam vandenį, po krioklių kažkokiu stovėt. Nu, tikrai dariau ir keistų, tarpsime, tokių dalykų ekstremalių. Stovėt po krioklių šaltų ir dabar melstis, kad Dievas man galbūt atleis, nes jeigu aš čia stovėsiu tiek laiko ir save kankinsiu ir marinsiu, tai aš tokį turėjau supratimą apie Dievą, kad čia kažkokį reikia man mainus kažkokius padaryti ir kad jis tada man atleis. Ir man atrodo, kad mes prie to prieisim, bet yra nuostabiausia iš kryžiaus ta žinia, Kristaus žinia, kad jis viską padarė. Ir kad jis ant kryžiaus viską padarė. Tai va, tai aš tokius taip pragyvenau, tokioj baisioj kančioj, bandydama išpirkti savo nuodėmes. Kiek laiko išpirkinėjai? Metus. Metus. Bet tokiai tiesiog kasdieniai kančioj. Ir aš kiekvieną dieną galvodavau apie pragarą. Tai aš niekam nelinkiu gyventi tokioj kančioj, galvojant apie pragarą. Bet susimastyti kartais, ar ne, kas nutiktų ir ar mes pažįstam tą Dievą, ar mes tikrai jį pažįstam ir koks mūsų santykis, tai galbūt tas yra, nu, sveika. Bet aš pragyvenau galvodama apie pragarą ir kad aš papulsiu į pragarą, tai ir nieko baisesnio negaliu žmogui papasakot, nes viskas šioje žemėje atrodo ir kančia didžiausia, ir aš patyrus kančių, bet man su tuo jausmu, kad amžinai būti be Dievo, man niekas neprilygo iš tikrųjų. Žinai, aš dabar kalbant tau apie pragarą, atsiminiau, kaip ir aš, nu, mano tėvai tikintis, nežinau, ar aš sakiau ar nesakiau, bet mano tėvai tikintis ir aš nuo mažens, nu, kaip ir žinojau, kad yra dangus pragaras. Po to, aišku, kada nusisukau nuo Jėzaus ir pradėjau eiti savo keliu, po to plačių dvasingumo keliu, irgi pragarą neigiau. Kad mes atperkam visas nuodėmes, per reinkarnacijas, per kitus gyvenimus ir tiesiog išgyvenam visas pasiekmes ir šitaip išsiperkam, ne? Taip. Bet po to toksai suvokimas atėjo apie pragarą būtent, kad kai kurie žmonės sako, sako, nereikia net eiti į pragarą, čia žemė jau gali sudurti tokioje vietoje, kur tu realiai pragare. Ir esu šitą girdėjęs ir kažkada susimašiau, kad, nu gerai, šitoj žemėje, kad ir koks būtų skausmas, kad ir kokia tamsa būtų, čia žemėje gali kažkas ateiti, kūnu ateiti ir tave padrasinti. Gali atnešti šviesos, ne? Mes maišomės su šviesos vaikais, su tamsos vaikais, su Dievo vaikais, su velnių vaikais ir įvairių jėgų tarnais, mes visi gyvenam tam pačiam katile žemėje. Bet kokiu atveju kažkas čia gali ateiti ir tau papasakoti apie Dievą, tau padėti.
Bet tada suvokęs, kad tikrai yra dvasinis gyvenimas. Ir perskaitęs irgi keletą knygų apie astralinį pasaulį, apie išėjimus iš kūno ir kaip žmonės įeina į labai blogus tripus. Taip. Ir pradeda tiesiog garmėti žemyn. Taip. Į žemiausią astralą nusileidžia, žinai. Ir aš galvoju, jeigu iš tikrųjų įmanoma atsidurt tokioj dvasiniai vietoj, kur šviesa, nebesilanko. Ir galvoju, jeigu net čia žemėje įmanoma patirti tragiškas būsenas, bet mes dar turim kūną kaip inkarą. Taip. Kažkas gali ateiti, žinai, išjudint. Taip. Jeigu yra ta vieta, Taip. kur niekas nebeišjudins, tiesiog kur nėra šviesos. Taip. Ir man tai pradėjau mąstyti ir galvoju, turi būti tokia vieta. Jeigu yra, apie ką skaičiau, pavyzdžiui, įvairiose religinėse knygose ir Bhagavad Gitoj. Ir budistai kalba apie nirvanos būseną. Jeigu yra ta vieta, kur tamsa tavęs nebegali paliesti, aš supratau, kad šitam dvipoliniam pasaulyje yra ta vieta, kur šviesa tavęs nebegali paliesti. Ir tada pradėjau visai kitaip mąstyti ir apie tą pačią reinkarnaciją. Aš pats, žinai, ir manęs pradėjo nebeguosti, nes anksčiau mane paguosdavo reinkarnacija, kad ir kaip bus blogai, galų gale per kažkiek gyvenimo išsivaduosiu, žinai. Bet kada supratau, kad pagal tam tikrus, tarkim, budistinius mokymus yra taip lengva netgi atgimti kokiu medžiu ar kiaule ir po to milijonus gyvenimų užtrunka, kol tu vėl žmogum būsi. Aš galvoju, aš net nenorėčiau Afganistane atgimti. O kas juk atgimčiau medžiu? Supranti? Suprantu. Ir irgi tokias mintis pradėjo eiti iš kažkur. Dievas pradėjo liesti, apreikšti, kad, žmogau, atsimerk. Tu negyveni iš tikrųjų šviesoj. Ir tu pats neišbrisi. Atsiprašau. Ne, tai labai gerai, man tai labai smagu turėti pokalbį, o ne kad vienai. Tai žodžiu, tau pradėjo preikšti apie pragarą, tu pradėjai metus, sakai, išdirbinėjai kaip ir tą savo nuodėmę. Bandžiau. Suprasdama, kad tu... Bet bergždžiai, taip visiškai ten nevalgau, ar ne, tas 2 dienas, galvoju, jau kažką turėjau išpirkti, visiškai nepažindama Dievo, ar ne, kad man taip atrodė, kad toks logiškas dalykas. Ir tada vėl kitą dieną prisivalgau ir tada, vėl. Tai kaip dabar man vėl tada kiek dienų nevalgyti ir viską, ir man viskas tiesiog, man buvo kažkas nesuėjo galai, bet aš, ir apie tą, kad apskritai, kaip tu sakai, kas yra žemėje, žmonės sako, aš einu per pragarą, ir aš tikrai tą dvasiškai patyriau, aš tikėjau kažkurį laiką, ir tai buvo baisiausias laikas mano gyvenime, kad man atleisti, kad aš jau, su Dievu užbraukiau paskutinę liniją, kad man atleisti nebeįmanoma, kad aš ar ten atlikau tą neatleistiną kažkokią nuodėmę, man, aišku, ten buvo daug ir melų, velnio melų ir visokių dalykų, ar ne, bet aš gyvenau tuo metu tikėjimu, kad man jau atleidimo nebebus, ir aš tiesiog galvoju, koks yra nuostabus dalykas mums čia žmonėm, kad tas Dievo atleidimas, jis yra, ir jis yra prieinamas, ir jis yra arti mūsų, ir kol jis yra arti mūsų, tai yra, nieko nėra nuostabesnio, nes Dievas yra šventas ir Dievas yra teisingas, teisėjas. Tai man tie, ir aš realiai, gyvendama tokiu galvojimu, kad man niekad nebeatleis Dievas, gyvenau tokiu tikėjimu, bet kažkur viduje aš dar gyva. Tai viltis tokia yra, kaip yra, pa žmogus, tu kabiniesi. Aš apie nieko daugiau negalvojau, apie žmonės, apie valgymą, apie dar kažką, apie kažkokius malonumus gyvenimo. Man niekas nerūpėjo, man tik rūpėjo būti susitaikiusiai su Dievu. Ir aš galvoju, jeigu aš susitaikiusiu su Dievu, man nieko daugiau nereikės. Ir ta kažkokia viltis mane laikė gyvą. Ir galvojama, aš dar gyva. Nors, jau tikrai buvo labai sunku, sakau, niekam nelinkiu, bet aš žinau, kad ta vieta tikrai egzistuoja, ta, kur Dievo nėra. Ir tada su didžiulė malonė, ir dar aš tuo metu nesupratau, kad Dievas mane veda per mano tėvus, per mano šeimą, per mano brolį. Aš atsidūriau iš Peru, iš to savo, nes ten Peru aš gyvenau šamaniškam tiesiog habe, ten nieko daugiau nebuvo, tik visi to dvasingumo veikėjai, ten nieko ten nerasi su žiburiu, bet Dievas vis tiek mane laikė. Ir tada atsidūriau Kanadoje pas savo krikšto mamą,
Ir ten tokį vat pasimetusi desperatišką žmogų, kuris apie pragarą kiekvieną dieną šneka, nu nedaug ką gali su tokiu žmogum nuveikti, žinai, ten žmonės bandė man ten ką nors ten pagražinti plaukus ar dar kažką, o aš galvoju tik tai, kaip, kad man, aš nesu taikoj su Dievu ir viskas, ir aš daugiau nieko negalvoju, nuo ryto iki vakaro ir viskas. Ir tada mane pradėjo vesti į kažkokias bažnyčias, kur, nes nežino, kur tokį žmogų dėt, tai aišku, į bažnyčias, aš pati norėjau bažnyčią ir nuėjau į skirtingas vietas. Vienoje vietoje man pasakė, jeigu tu turėtum demonų, tai tu negalėtum įeiti į bažnyčią, kas yra netiesa. Kad į patį pastatą negali įeiti. Jo. Man tai pasakė, sako, tai tu tikrai neturi demonų, aš galvoju, tai kodėl man taip blogai tada? Gerai, nes man buvo labai blogai, tai ten buvo ir paskiau prieisim prie to ir demoniški reikalai. Ir tada tokia visa moteris be vilties, tiesiog be jokios realiai beveik vilties, aš tiesiog vaikščiau, slampinėjau, galim sakyti, ir mane nuvedė pas tokią vieną moterį, kuri buvo gyvai tikinti, pažinojo Kristų, ne, ir aš tiesiog, kažkas apie ją buvo kitaip. Ir jinai už mane pradėjo melstis, jinai taip susigraudino mane pamačius tokioj būsenoj. Kanadoje, ne? Jo, Kanadoje. Jo, buvau Toronte. Ir jinai už mane pradėjo melstis. Ir tada tokia kaip, tikrai, nieko gražesnį nesu išgirdus, tokia šviesa tiesiog į širdį man prakalbėjo. Ir tai aš tada supratau, kad tai buvo Dievas. Ir pasakė, aš tavęs niekada nepaliksiu, kol tu manęs norėsi, kol tu manęs ieškosi, kol tu manęs norėsi. Ir jis tiesiog pasakė, aš tas niekada nepaliksiu. Ir man tokiu dideliai, tokiu tamsoj, tokiu bevilties vietoj. Ir aš supratau, kad aš pirmą kartą išgirdau Dievą savo širdyje. Ir tai va, ir tai buvo taip nuostabu toj mano sudužusio širdį ir tiesiog labai neapsakomai brangus momentas. Ir aš tada dar taip įdomiai, kaip šventoji dvasia prie manęs prisilietė tuo metu, pirmą kartą irgi, taip. Ir aš tada dar tokią dainą parašiau, kurią turiu dar įrašytą, ir ta daina tiesiog atėjo iš vidaus. Mano mylimas, mano karaliau, aš esu skirta tau. Ir dėl tavęs aš eičiau 1000 kilometrų, kad tik būčiau su tavim. Ir tokia iš tos tokios sudužusios širdies, tiesiog tuo metu išėjo iš mano širdies. Ir tada, tai va, tai čia buvo toks pirmas susitikimas ir aš supratau, kad tai buvo Dievas, kad tai buvo, ar supratau, kad tai buvo Kristus, turbūt supratau, dabar net netiksliai, bet aš žinau, kad tai buvo Dievas. Ir tada viskas jau pradėjo labai greitai rutuliotis mano gyvenime. Man dar vis buvo labai blogai, aš buvau tikrai apsėsta labai daug demonų, ten jau čia ta istorija iki to prives, bet tada kažkas per internetą atsirado tokia viena moteris, Liza, kuri paskelbė man Evangeliją. Aš pirmą kartą išgirdau Evangeliją. O tai per internetą tu, žiūrėjai tiesiog YouTube kažką? Ne, aš radau ten irgi grupę žmonių, kaip Dievas panaudoja keisčiausius dalykus. Aš radau grupę žmonių, kurie, aš įvesdavau į Google žmonės, kurie eis į pragarą. Ir tokia yra grupė. Žmonės, kurie galvoja, kad eis į pragarą. Ir jie ten toj grupėje, ta prasme, tokie pasmerktieji, kuriem atleidimo jau nebėra. Ir visa grupė, ir jie vieni su kitais bendrauja, jie yra be vilties, bet jie ieško toliau Dievo. Ir aš tokia buvau, toks žmogus, kuris aš galvau, kad aš tikrai jau nepapulsiu į dangų. Ir aš buvau tokiai grupiai. Ir toj grupiai ten buvo viena moteris, kuri labai stipri krikščionė ir dabar yra mano labai artima sesė ir viena stipriausių sesių mano gyvenime. Ir jinai tiesiog to žmonės bandė atpumpuoti nuo velnio melo, kad Dievas jau nebeatleis. Nes tiesiog žmonės, kuriem primeluota velnio, stipriai primeluota, nes jie arba nusidėję labai, arba kažkokius nuėję visiškai labai toli nuo Dievo ir velnias tiesiog primelavo. Tai dabar tau neatleis. Čia yra visiškas velnio melas. Tai prasme, toks dalykas. Ir aš noriu trumpai labai sterti ir pasakyti, iš tikrųjų žiūrovui, kuris
netiki Jėzum Kristum. Jo. Kartais atrodo tokie žmonės, pasakytų kažkas, visiškai čia psichopatas, apie Jo. pragarą mintis, kas tau Jo, darosi, iš vis, teisingai. tu gyvenimą, bet kiek žmonių kiekvienais metais Lietuvoje, visam pasaulyje savo atima gyvybę. Kiek žmonių kiekvienais metais miršta nuo narkotikų, kiek žmonių alkoholyje gyvena. Smurtauja prieš šeimą. Ta prasme, pažiūrėkim į skaičius, į statistikas. Dabar, čia žmogus liudija ir daugybė žmonių liudija apie tokias mintis, apie tokią būseną ir išneša šitą visą kaip liudijimą. Tai yra irgi labai drąsu ir ačiū, kad tu liudiji šitus dalykus, tai labai svarbu. Bet daugybė žmonių neišneša šitų dalykų ir mes nematom iš tikrųjų tų minčių, tų jausmų, tų įsitikinimų apie pasmerkimą, pasismerkimą, kaltę. Tai labai labai svarbu atkreipti dėmesį jo, kad didžiulė dalis visuomenės gyvena netiesiogiai toje grupėje, kad žmonės, kurie eis į pragarą, žmonės, kurie neturi vilties. Kurie neturi vilties. Jo. Ir iš tikrųjų, ir čia yra, mano širdis taip karštai dega, nes aš pragyvenau tą melę, bandydama arba save išpirkti, arba suprasdama, kad jau aš negaliu savęs išpirkti. Ir už to kitoj, tokioj, čia tiem galbūt žmonėm ir kai man paskelbė Evangeliją, ta moteris telefonu, ta, kuri kuruoja tą grupelę ir kaip sakiau, bando žmonės atpumpuoti nuo to melo, ar ne? Jinai Biblijos tokia, snaiperė. Tai jinai ten tiesiog su jais dirba, kaip sakoma. Tai ta Liza, ne? Ta Liza. Liza. Jo, jinai tokia tiesiog apsiėmė tą grupelę ir sako, Dievas mane siunčia į šitą grupelę, nes jin pati perėjus panašią patirtį. Tai rado tą grupelę irgi kažkaip, ne? Jinai sukūrė ją, jinai ją subūrė. Jinai ją sukūrė. Jo, o ne dabar mano geriausia draugė, tarsi Kristuje viena. Ir iš Kanados. Šita iš Amerikos. Iš Amerikos. Jo, labai stipri sesė, nuostabi sesė jo. Tai ir jinai pati praėjus panašią patirtį ir tiesiog atpumpuoja tuos žmonės nuo melo, kad vilties nebėra, nes tai yra tikrai baisus melas iš tikrųjų. Ir aš gyvenau tą melę. Ir tada jinai kaip paskelbė tą Evangeliją, tą tikrą Evangeliją, kad Kristus mirė už mane, už mano nuodėmes, kad aš turėčiau amžinai gyvenimą, kad jeigu aš juo tikėsiu, man bus atleista. Ir jinai paskelbė man tuos žodžius ir tie žodžiai kažkur, dar nepasakyčiau, kad užaugo toj mano širdį, nes ten buvo tiek melo, ar ne, iš to viso. Bet kažkur įkrito tas žodelis, kad Kristus numirė už mano nuodėmes. Ir ne aš už savo nuodėmes ten turiu susitvarkyti, bet Kristus numirė, nes mane tai pamilo. Ir ta žinia, pirmą kartą kažkur, nes aš ėjau pro daug bažnyčių ir pro daug vietų, bet man nieks nepasakė, kame čia kampas. Grynos Evangelijos žinios, nepasakė man, o aš buvau žmogus, kuris tiesiog, ir čia tikrai ne iš to, kad kaltinti ką nors ar dar kažką, nes tikrai mes visi atliekam Kristaus kūne tam tikrą dalį ir man šitas žmogus turėjo paskelbti, bet ta pati Evangelija, aš buvau žmogus, kuris tiesiog buvo ištroškęs Evangelijos žinios, kad Kristus viską padarė ant kryžiaus ir jis duoda atleidimą kiekvienam, kuris tikės į jį, kuris jį priims, kiekvienam baisiausiam žmogui. Ir tai yra man, ta žinia, tai man tiesiog buvo, tai nuostabi žinia, tiesiog žinia visiems. Ir tada mano jau kaip sakoma, aš jau manau, jau tada, kai Dievas jau mane jau taip tvirtai judino į priekį. Ir tada aš... dar man reikėjo, čia irgi, kadangi tiem, kas tiki praeities gyvenimais, man šitas buvo bomba, iš tikrųjų, man labai buvo sunku šitą paleisti, ir dėl to Kristus tą žinią, taip, man iš lėto viskas ėjo, kol man atėjo iki širdies. Nes nuėjau pas vieną moterį, irgi tikinčią, kur mano krikšto mama mane vežiojo labai gražiai, ir jinai man pasakė, Biblijoje parašyta, žmogui, kaip ten, skirta gyventi tik kartą. Žmogus gimsta tik kartą. Žmogus gimsta ir miršta tik kartą. Žmogus gimsta ir miršta tik kartą. Jo. Ir jinai man pasakė, ir aš taip sėdžiu, ir aš galvoju, ne. Aš negalėjau būti taip giliai mele. Ne. Aš sakau, ne. Bet aš supratau, kad jin tiesą sakė. Tada supratai kažkur giliai? Jo, kažkur giliai. Kažkas yra labai įdomu, kad pas tą žmogus atpažįsta Dievą ir atpažįsta tiesą. Kažkur giliai. Kartais tiek daug to rūko užėję, kad mes, bet jau kai ta širdis kažkiek prasidengia, tai žmogus kažkur giliai tą tiesą, nes Dievas įdėjęs į tą žmogų tą amžinybės tą troškimą. Ir
Ir kai papuolė jau ta žinia, tai pas mane kai papuolė, ir jau man į širdį krito, man viskas sudegė, man tiesiog akise sudegė mano visas šventas gyvenimas, mano visas tarnavimas šviesai ir man buvo taip tiesiog sunku jį paleisti ir tiesiog aš mačiau, kaip aš negali būti, taigi aš mačiau tiek vizijų. Ir jos tokios tikros, ir jos tokios gražios. Ir aš tikrai, ir jos ne tik gražios, jos buvo appealing, ta prasme, mano visiems noram, jos tokios pataikavo, tos vizijos, jos velnias žino, kokias vizijas duoda. Kėlė tave. Jos kėlė mane, jos į visas mano silpnas vietas, į visą mano norą, kad mane mylėtų ir taip toliau, ir žodžiu, ir tos vizijos visas, tai man šitas buvo toks irgi didelis sudegimas. Tiesiog jinai pasakė, žmogus gimsta kartą, tai reiškia, ir viskas. Tai man birėjo, mano tiesiog akise viskas birėjo, bet kai birėjo man, ir dabar man tiesiog, ta tokia šviesa, jinai taip, jinai įeidinėjo į mane, įeidinėjo į tą širdį, tą šviesą. Ir tas visas man jau nebetrodė gražu tie visi praeities gyvenimai. Aš tiesiog pradėjau matyti, lyg akis atsivėrė, kad tai yra tamsa, kad už to slypi kažkas tamsaus. Aš dar nesupratau kas, man reikėjo paklausyti ant dar liudijimų vėliau. Tai buvo tokie žingsniai. Tada sekantis buvo žingsnis, kai aš supratau, kad demoniškas apsėdimas yra tikras ir kad tai yra realu. Tai aš grįžau į Lietuvą irgi su Dievo malonė, nes buvo labai daug jėgų, kurios bandė mane į Peru sugrąžinti. Ta prasme, aš ten norėjau skristi į Peru, man žmonės pirko bilietus iš Peru, jie sako, skrisk į Peru, atskrisk pas mus, man bilietus ten pirko, tik tai, aš ten, žodžiu, ten tikrai ir lėktuvą vieną praleidau, daug, atrodo. O tu turėjai pas ką į Lietuvą grįžti? Pas šeimą, labai. Pas tėvus? Jo, turiu labai nuostabius tėvus, kurie mane mylėjo. O myli dar dabar? Ir myli labai, ir mama irgi, tėtis pas Dievą, mano mama tikinti su manim, mes kartu laikom tikėjimą, kaip mūsų tikrai labai gražus gyvenimas. Ir tai tikrai taip stipriai tos tamsios jėgos, sakyčiau, veikia, bet Dievas vis tiek yra didesnis, jis yra galingesnis, nes kai man reikėjo skristi į Lietuvą, mane apėmė tokia panika ir tokie, kad aš atrodo negalėjau įeiti į lėktuvą. Ir aš tada, kaip nesu susidūrus su angelais ar kažką labai daug jautus gyvenime, bet tuo metu jau tikrai jaučiau, lyg mane kažkas veda už rankų, taip pat į lėktuvą, kad aš įsėsčiau, tikrai jaučiau tokį kažkokį šventumą. Ir grįžau į Lietuvą. Lietuvoje, man nebuvo dar pagerėję, kad labai pagerėję, aš tiesiog tos, kažkokį šviesos siuliuką vijausi ar ėjau paskui. Ir tada, čia dar vis nemegojai, dar vis nemiga. Jau nemiga buvo praėjus, bet dar ta tokia tamsa, agonija ir tam tikrų dalykų dar tikrai buvo labai labai daug. Ir aš tada nuvažiavau į vienuolyną Lietuvoje, galvodama ten, kur šventa, tai ten man padės. Ir tos vienuolės, jos tikrai už mane labai nuoširdžiai ir meldėsi ir viską, ir ten visi meldėsi už mane, visi verkė, mane matydami vargšas vaikas, o pas mane dar buvo, ta prasme, tikrai aš buvau tokioj visiškoj, dar tokioj gilioj tamsoj. Ir tada, irgi Dievo vedimas nuostabus, sėdint tam vienuolyne, prieš mane sėdi moteris, ir jinai mane žiūri ir labai susigraudino, nes mato, kad man labai blogai. Agonijoje žmogus sėdi tiesiog ir prie Dievo ateina į vienuolyną, bet jai labai blogai. Ir jinai sėdi prieš mane ir išvažiuoja ir tada jinai grįžta. Ir jinai sako, man Dievas neduoda ramybės. Kai aš su taim sėdėjau, man parašė egzorcistas. Jos draugas egzorcistas. Ir sako, man atrodo, tau reikia su juo susitikti. Tai labai įdomu, nes aš iš tikrųjų, mano tas visa įtikėjimo liudijimas, aš nepasakyčiau, kad kažkokia ten, aš ieškoju egzorcisto ar to, bet jinai tiesiog ateina pas mane ir sako, tau, man atrodo, tikrai reikia susitikti su juo. O aš nežinau, kad yra demonų katalikų bažnyčioje, ne? O čia jinai katalikė, jo. Bet jinai gyvai tikinti. Jo, katalikų bažnyčioje. Ir jinai sako, aš net nežinau, egzorcistai, ar yra egzorcistai, ar kad man reikia egzorcisto, aš tik žinau, kad man labai, tamsoj dideliai gyvenu.
Ir vat, ir iš tikrųjų tie dalykai veikia ir ne visi mėgsta apie tai šnekėti, bet aš tai tikrai, kai esu liudijimas demonų išvarimo ir aš tik susitikau su tuo egzorcistu, jis paėmė mane už rankos, pažiūrėjo man į akis ir aš pradėjau rėkti ir klykti ir tokia pajutau tokią baisią tamsą, bet tokią baisią tamsą. Ir aš supratau, kad tamsa manyje. Ir čia ne kažkokia perkeltinė prasme, prasme manyje gyvena demonai. Ir jisai paėmė mane už rankos ir meldėsi maldas ir sako, atgailauk už visą savo šamanizmą. Man dar tas, kad atgailautų šamanizmą. Taigi aš gerą, man dar... Nu taip. Man dar daeidinėjo. Tai įvyko tas demonų išvarimas. Kristaus malonė. Nes... kas yra nuostabu, ar ne, kad žmonės kankinasi su kažkokiam tamsom, sapnais, ar dar visokiam baisiom tamsom, kur ateina Kristus ir Kristaus išgelbėjimas, Kristaus išvarimas demonų, ar ne, ligonius gydo. Tai kas yra nuostabu, kad aš tokį ir pažinau mūsų atpirkėją, mūsų nuostabų į Dievą, kad jam priėjus prie manęs tamsa bėgo. Nes aš visko bandžiau. Aš bandžiau jogas daryti, bandžiau tiem savo dievam pasimelsti, bandžiau daugiau jogos, bandžiau daugiau tų šamaniškų gėrimų, kad man padėtų. Visokių bandžiau dalykų. Ir niekas man nepadėjo. Tai demonų išvarimas įvyko ir tada mane mama sako, einam į katalikų bažnyčią, mes ėjom kartu, sako, einam visą savaitę. Mamai pasipasakojai, bet kai... Tai demonai išvarimas vyko prie mano tėvų. Prie tėvų? Jo. Oho. Nes aš neturėjau kitos vietos, tik namuose. Bet jie nematė tokių dalykų buvo? Jie nebuvo matę. Jie kai pamatė tai man atrodo ir mano tėvai labai stipriai tikėjo per tą, matydami tokius dalykus, nes jiem buvo tiesiog, jie galvojo gal, kažkokie čia tiesiog keisti dalykai, ar ne, bet kai pamatė realius, kad tokie dalykai, tai mano įtikėjo tėvai, mano mama, ta prasme, visiškai pilnai su Kristumi eina ir tai tokie dalykai. Ačiū Dievui, kad dabar tokie dalykai, žinai, ir į viešumą labiau, ir Valkauskas kunigas, pavyzdžiui, kiek liudija apie tai. Tai tikrai, tas dvasinis pasaulis išnešamas ir ne tik per protestantų bažnyčią, ne tik per evangelikus, bet ir per katalikus. Tai tikrai, žinai, yra parodoma vis daugiau, kad yra šitie dalykai, kad jie vyksta ir kad gali būti apvalytas tikrai žmogus nuo tų jėgų. Ir čia tiesiog žmonėm, kurie, pavyzdžiui, yra galbūt tose praktikose ir galbūt jums tiesiog įdomu, jeigu klausot, jeigu prieisit prie šito liudijimo, tai tiesiog, kad galbūt daug kančių ir ką jūs išgyvenat ar kažkokios sritys jūsų gyvenime yra grinai dėl demoniškos priežasties, nes per tas praktikas ateina pas tave demonai, nes tu atidarai visas, per tos okultinės visas praktikas, per visas tas šamaniškas praktikas, tu atidarai duris tiem dalykam ir tada jie turi galią. Ir beje paminėsiu, kitos duris, ir per muziką gali būti, ir per filmus, ir per pasižadėjimus savo, tokius nesąmoningus pasižadėjimus, per apskritai žaidimus, būna vaikai net žaidžia burtus, būrį ir panašiai, ne? Kitas dalykas, per smurtą gali įeiti netyros dvasios, per prievartą ir seksualinę prievartą, kur žmogus net sąmoningai neatsiveria, bet kažkokios jėgos jį pačiumpa ir po to visą gyvenimą lydi kažkas. Jo. Tai tas dalykas labai tiesiog, kad suvokti, kad tie dalykai tikrai yra, tik tai aš visais būdais bandžiau, aš jaučiu, kad pas mane yra tamsa ir kad man ją reikia susitvarkyti ir kažkaip išsivalyti. Tik aš bandžiau arba per savo ten tas visos kažkokias atgailavimo formas, badavimus ar dar kažką, arba su šamanais savo ten draugais šnekėjau, tai jūs išvarykit man tos demonus, o jie kraipo pečiais ir žiūri mane ir sako, pas tave nieko nėra. Tai va tuose praktikuose demonai įeina, bet jie neišeina per tas praktikas. Bet demonai išeina per Jėzų Kristų. Ten gali kažkaip tave spausti iš vienos pusės, tada iš kitos pusės, tie demonai veikia, aš nežinau, bet išeina per Jėzų Kristų ir aš tą asmeniškai esu to liudijimas. Tai tada, sekant žingsnis, mama sako, einam į bažnyčią katalikų, paimt komuniją, mama mane vedė, man buvo jau po to išvarimo, man dar buvo tikrai toks kaip tamsos debesis dar buvo ant manęs, bet aš jau jaučiau, kad kažkas įvyko, tik nesupratau dar kas.
Ir nueinu į bažnyčią, čia irgi viskas panašių laikų, kaip tik prieš Velykas, ir paimu komuniją. Ir tokia širdis tokia kaip tas rusenanti žvakė. Tikrai kaip tokia vos rusenanti žvakė. Po tiek kančių, po tiek visko, bet dar kažkas, nejaučiu aš to atleidimo, nejaučiau savo širdį atleidimo to Dievo. Ir aš paimu tą komuniją ir tokį labai gilų balsą išgirstu į širdį. Aš tau viską atleidžiu. Ir tu esi mano. Ir tu esi mano. Ir kai supratau, kas man atleido, ir kas jis toks, ir kad jis tikrai su tiek, kiek aš, ta prasme, daug kas iš mūsų galbūt taip jaučiamės, aš tikrai taip jaučiausi su tiek, kiek aš padariau, ir kad yra tas atleidimas, ir jis tiesiog yra dovana. Jis yra dovana. Ir man, aš nieko nuostabesnio nesu patyrus, kaip kai supratau, kad Dievas man viską atleidžia. Ir man tai pats brangiausias turtas, kokį aš turiu ir nešuosi šią dieną, kad Dievas man viską atleido. Kad Dievas man viską atleido, kai mes šaukiamės jo į savo širdį, kai mes jo įtikim, pasiemam jį į savo širdį. Dabar priėjom prie, atsiprašau, priėjom prie to momento, kai tu supratai, kad tau Dievas viską atleido, ne? Ir tavo širdis pradėjo švarėti. Mano širdis, tai buvo, kas yra įdomu, net aš nebejoju, kad egzistuoja demonai ir pragaras, ir nebejoju, kad egzistuoja Dievas. Nes mano tą akimirką, kaip pasakė, aš žinau, kad tai buvo Kristus. Nebuvo kažkokio abejonių, kas čia man atleido, nes aš žinojau, kad tai yra Kristus, viešpats, mūsų viešpats. Ir kaip pasakė, aš tau atleidžiu. Ir du dalykus dar tuo metu man į širdį, bet šventosios dvasios jau vedimas prasidėjo, du dalykai atėjo. Vienas dalykas, nuvažiuok į savo, aplankyti savo močiutės kapų, ne kaip kažkokio religinio ritualo ar dar kažką, bet prisiminti tas šaknis kažkur, aš supratau, tas šaknis, iš kurių aš kažkur esu tenais atėjus, iš tų tikinčių senelių, iš tų tikinčių žmonių, ir tokį aš pamačiau savo gyvenimą, kaip tiesiog daug ėjau kažkur po visą pasaulį, visur kažkur ieškojau, žinai, o tas kažkur, Kristaus krislelis kažkur ten buvo. Jis buvo. Jis tai kažkur sėklytė. Ja. Ir iš tos sėklytės gali labai daug užaugti. Ir tada grįžau namo ir irgi buvo, kad užrašyk visas savo nuodėmes ant lapo, ir aš užrašiau, tada tiesiog tokia laiminga širdim, nes aš žinau, kad viską atleidžia, ne iš to kažkokio ten kaltinimo. Ir užrašiau ir viskas. Ir aš žinau, kad viskas man yra atleista. Ir aš žinau, kad Kristus yra mano viešpats. Aš žinau, kad tą dieną aš atgimiau. Ir aš žinau, kad aš eisiu su juo. Ir ta visa tamsa, kas yra nuostabus, tai tikrai liudijimas, ta tamsa pasitraukė iš karto. Iš karto. Taip pat kaip tiesiog tokia ta ugnis užsidegė. Ir ta tamsa tiesiog bėgo į visas pusės. Tai ačiū Dievui, šlovė Dievui. Ir aš manau, tai yra nuostabus taškas, tai yra nuostabus tonas užbaigti šitą dalį. Mes dabar turim 1 valandą ir 3 minutės, tai yra nuostabus tonas užbaigti šitą dalį. Ir mes be abejo sugrįšim tada į kitą dalį, nes yra daugiau istorijos. Aš matau, kad yra daugiau istorijos ir liudijimas stiprus ir labai įdomu išgirsti ir kitą pusę po išgelbėjimo, kas vyko toliau. Ir aš klausimų turiu. Tai pabaigai šito video tada aš noriu pasakyti bet kuriam, kuris žiūri, kad kaip bebūtų, mes nesam tik tai mėsa ir kraujas, mes nesam tik tai jausmai netgi, mes esam trilypės būtybės, turim ir kūną, ir širdį turim, sielą turim, jausmus, protą, turim įsitikinimus, troškimus ir taip pat turim dvasią, kuri gali būti Dievo įkvėpta, Dievo perkeista, arba gali būti pasaulio dvasia, kuri veda į susinaikinimą, į mirtį, į tamsą. Ir taip kaip Gintariai viešpats atleido, pradėjo valyti širdį, ją išvalė, ištraukė iš tos tamsos, taip viešpats gali ištraukti bet kurį, kad ir kokioj stadijoj tu esi šiandien. Jeigu žiūri šitą laidą, nežinau, šitą pokalbį žiūri, ir iš tikrųjų esi toj vietoj, kur tau reikia Jėzaus,
tai tu gali jį labai paprastai pasikviesti į savo gyvenimą, paprasta malda, tiesiog jį pasikviesdamas. Ir iš tiesų galim pasimelsti kartu tą maldą atgailos. Ir kiekvienas, kuris žiūri, jeigu nori, gali tiesiog prie kompiuterio ir telefono ekrano pasimelst, pasikviest Jėzų į savo gyvenimą. Ir aš 100% įsitikinęs, kad kada tu jį pasikvieti, jam leidi veikti tavo viduj, tavo širdį, jisai ir pradės daryti tą darbą. Ir jisai tave ves toliau. Tai tiesiog galim trumpai pasimelst ir užbaigti šitą video. Gerai? Jeigu tu tas, kuriam reikia tos maldos, tiesiog gali kartot. Jėzau, aš kreipiuosi į tave, aš ateinu pas tave ir klausydamas žodžius apie tave, klausydamas liudijimą apie tave, aš patikėjau tavo gale, aš patikėjau, kad tu esi, aš patikėjau, kad tu gali išgelbėti ir aš išpažįstu, kad esu nuodėmingas, aš išpažįstu, kad be tavęs Viešpatie einu į mirtį, aš pripažįstu, kad esu mirtinga, nuodėminga būtybė ir stokoju tavo šlovės. Ir Viešpatie meldžiu, atleisk man, įeik į mano gyvenimą, Jėzau, pradėk keisti mano širdį, apvalyk mane, viešpatauk mano gyvenime, būk mano vedlys, vadovas, viešpats. Ir kviečiu tavo šventą dvasią į savo gyvenimą. Kviečiu tavo jėgą dievišką veikti mano gyvenime. Ir tiesiog nuo šios akimirkos, nuo šios dienos paskiriu savo gyvenimą tau, Dieve, ir trokštu eiti kartu su tavim. Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Amen. Gerai, tai iki sekančios dalies.